Sveiki atvykę į Vilnių, Lietuvos futbolo federacijos stadionas jūsų ekranuose. Čia vėl karaliauja futbolas ir čia vėl netrukus žais Lietuvos rinktinė. Trečiasis numeris Domagnano ekipa, jis rungtyniauja kairiajame atakos krašte. Čia dar vienas anmariniečių išpolis, dar vienas smūgis į vartus ir šį kartą kitas kraptikas dabar jau labai piktas. Antanavičius, daug vaidmenų judesių ir galiausiai beveik praranda kamuolį, o čia 1-0 Nauris Petkevičius. Štai tokia tolima Naurio Petkevičiaus bomba ir lietuvaičiai išsiveržė į priekį 1-0, 31 susitikimo minutę. Dar kartelį pasižiūrėkite, tikslus, galingas smūgis į tolimą vartų kampą ir jokių šansų Mirko Dengel. Petkevičius baudos aikštelėje, perdavimas ir įvartis 2-0, Renatas Banevičius dvigubina Lietuvos rinktinės pranašumą. Bravo ir Nauriui Petkevičiui, kuris visų pirma labai gerai atsidengė ir įkirto į baudos aikštelę, vėliau susitvarkė kamuolį ir sugebėjo atlikti tikslų perdavimą. Dar kartelį ta situacija, pamatė, į kur bėga Renatas Banevičius, išlaukė to momento. Ir tas tą pavyksta visai neblogai padaryti. Banevičius, jo perdavimas, čia Dubickas, ajajaj. Šį kartą viskas labai gerai gaunasi, Čyžas, ojojoj, koks bandymas. Čia galėjo kamuolys net ir į vartus atsidurti. Uzėla, galingas šūvis ir 3-0. Karolis Uzėla, ką kalbėjau pirmajame kėlinyje, kai Uzėla bandė smūgiuoti iš toli. Smūgiuoti jisai tikrai gali ir įmušti taip pat gali. Čia iki to iliustracija ir jokių šansų Mirko Dengeliui. Galingas šūvis, vėl trajektorija tokia, kuri vartininkui toli gražu nėra patogi. Galima tą kartelę ir dar pakelti. Čia dar vienas bandymas smūgiuoti į kito krapiko vartus. Po žaidimo Kaunas Pinto komandoje į Prancūzijos stipriausios lygos Lilio klubą. Kągi, aidi finalinis rungtynių arbitro švilpukas. Lietuvos rungtynių jaunimo rinktinė švenčia pergalę rezultatu 3-0.